Но сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго. Но и из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение. Po Rusijos invazijos į Ukrainą Kremliaus propagandistai dar labiau sustiprino naratyvą apie Kremliaus nenugalimumą, skelbiantis, kad Rusija lieka nepaliesta sankcijų. Kaip sakė pats Putinas, įmonės buvo priverstos išvykti ir dabar patiria didžiulius nuostolius. Tačiau kaip atrodo tikrovė? Слава Богу! Наконец-то закрывается Макдональдс. Kremliaus propagandistai nenuilstamai kuria stiprybės ir savarankiškumo iliuziją, skatindami antivakarietiškas savo žiūrovų nuotaikas. Jie stengiasi sumenkinti faktą, kad pasaulis pasmerkė karą Ukrainoje, teigdami, kad įvestos sankcijos pirmiausia kenkia vakarams, o ne Rusijai. Tačiau skaičiai rodo visai kitokį vaizdą. Pažvelkime į pagrindinę Kremliaus režimo kortą – dujas. Prieš karą Ukrainoje 86% į Europą parduodamų dujų buvo tiekiamos iš Rusijos. Tačiau Europos priklausomybė nuo rusiškų dujų sumažėjo iki 7% ir prognozuojama, kad artimiausiu metu ji visiškai išnyks. Šiuo metu Rusija gauna tik 20% pajamų už dujas. Iki 2023 pirmojo ketvirčio Rusijos realus bendrasis vidaus produktas, palyginti su laikotarpiu prieš invaziją, sumažėjo nuo 7 iki 10%. Šiam nuosmukiui didelę reikšmę turėjo vakarų sankcijos. Be to, dėl šių sankcijų Rusijos pajamos iš naftos ir dujų smuko nuo 22,5 iki vos 8,1 milijardo dolerių. Taigi, kad ir kaip Kremliui ištikima žiniasklaida bandytų iškraipyti skaičius, faktai atskleidžia negailestingą sankcijų poveikį Rusijos ekonomikai. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir sekite mus socialiniuose tinkluose.